Sveikučiai, mano vardas yra Laurynas. Aš esu įmonės namų laboratorija direktorius. Esame įmonė, kuri montuoja ir parduoda kondicionierius, rekuperatorius ir šildymo sistemas oras bei oras vanduo. Mes galime ne tik pasiūlyti vienas geriausių kainų rinkoje, bet ir pakonsultuoti apie galimus šių sistemų pasirinkimus. Kadangi jau dabar prasidėjo vėsinimo sezonas ir daugelio namuose turbūt yra labai karšta, nusprendžiau kurti šiokį tokį vlog tipo serialą apie kondicionavimo sistemas, jų montavimą, kaip jas pasirinkti ir likti neapgautiems. Turime sukaupę begalę informacijos apie dažniausiai pasitaikančias klaidas. Žinome, kur galima sutaupyti ir kaip teisingai parinkti įrangą vėsinimui, vėdinimui ar netgi šildymui. Nors tiesa, dėl šildymo galbūt pakalbėsime artėjant rudeniui. Natūralu, kad esant naujai įmonei mums labai reikia jūsų palaikymo. Todėl raginu spausti sekimo arba patinka mygtukus, vaizdo įrašą pasidalinti su draugais ir laukti sekančio epizodo, kurio metu papasakosime apie tai, kaip sėkmingai parinkti kondicionierių ir nepermokėti daugiau negu reikia. Taipogi mielai priimsime visus klausimus, kuriems galbūt gali kilti. Natūralu, kad šiuo metu turbūt net ir dabar daugelis svarstote, kokią įrangą pasirinkti. Todėl visus klausimus raginu palikti komentarų skiltyje arba atsiųsti mums trumpąją žinutę.